Sveiki visi, aš esu Laurynas. Aš su Artemas. Ir šiandienos pamoka skirta Uno, motherfucker. Uno. Ete mucho gracias en piata españole. Gražus. Taigi, Uno, tai, kaip suprantat, iš ispanų verčiasi vienas, taigi mes naudosim tik vieną ranką, čia viskas aišku, šitam elemente yra 34% jėgos, 1% technikos ir 65% vandens. Ne, jeigu rimtai, tai prieš pradedant mokintis Uno, jūs privalote išmokti laikyti flagą, gerai laikyti flagą. Ir jeigu nemokat to daryti, tai pažiūrėkit mūsų pirmą pamoką. O taip pat reikia išmokti skliopkę. Tai mūsų paskutinė prieš tai kelta pamoka. Taip pat jūs turbūt jau nusprendėt ir turbūt žinot, kiekvienas žmogus pats žino, kuria jo ranka stipresnė. Vis tiek negali būti, kad visiškai vienodai, vis tiek kažkas dešiniarankis, kažkas kairiarankis. Taigi reikėtų, aš čia šiaip, reikėtų daryti Uno su ta ranka, kuri stipresnė. Ne, iš tikrųjų gerai būtų išmokti su dviem. Blet, nichuja mes. Kas moka su dviejom rankom daryti Uno? Jo, jis maladėts, karočią. Shout out to... Bandysiu su kairė, na. Davai, bandyk su kairė. Beveik išėjo. What the fuck? Beveik padarai per kairę ranką. Bandyk dar... Nu tai va, matot, kaip mes dabar mokinamės per kairę ranką, tai atitinka tas pats... Pala, ką jūs mokintumėtės normaliai, nes kadangi mes dar nemokam kotų. Reikėjo filmuot savęs. Nesupiskit savo šonkaulį. Į bus? Davai, ne, rimtai. What the fuck? Gerai, žmonės, Artiomas iš... Ar čia trečias buvo? Trečias. Jo, trečias. Iš trečio bandymo padarė Uno per kairę ranką. Tai jūs turite iš trečio bandymo logiškai išmokti Uno padaryti. Kai pradedat mokintis, iš pradžių patarčiau mokintis išsisibuot su dviem rankom, tik pačiam gale pasileisti ir tada bandyti skelti su viena, nes iš pradžių šokti ir iškart daryti su viena yra žymiai sunkiau. Ir aišku, dar būtinai reikia, kad rankos neslystų, tai jeigu turit magneziją pasinaudokit, aš jeigu kavą patrinu į žemę ranką ir man viskas būna gerai. Tai taip, paprasčiausiai iš pradžių sibuojat su dviem rankom ir man iš pradžių buvo problema, kad kai aš pasileisdavau, aš iš karto pradėdavau sibuoti per šoną ir visai savęs nekontroliuodavau. Tai pasimokinkit, kad save tiesiai laikytumėt ant vienos rankos, kad kai pasileidžiat, jūs nenukryptumėt į šoną, kad pasileisit ir galite ant vienos rankos vis tiek normaliai tiesiai sibuoti. Taigi, kai išmokot siubuoti su viena ir nenusileisto laikytis tiesiai, galite prieiti jau prie paties mokinimasi. Taigi, ką jums reikėtų žinoti? Iš pradžių jūs turit siubuoti ant dviejų rankų, siubuoti ir kai jau suprasit, kad susiruošit su mintim, jau tikrai žinot, nu toj bandysiu daryti, jūs turit paleisti ranką tada, kai jūs būsit gale ir jau skrisit į priekį. Tai maždaug šituo momentu jūs siubuojat. Prasibuojat į priekį ir kažkur čia paleidžiat. Ir tada darot. Technika pati Uno yra labai panaši į skliopkės, bet vis tiek čia yra skirtumų, yra niuansų, nes jūs darot su viena ranka, ne su dviem. Patarčiau išmokti štai tokį dalyką. Kaip žinot, masalapas darosi visiškai per jėgą, o skliopkė darosi be jėgos, bet su technika. Tai jūs turite išmokti tokį judesiuką kažkas tarp masalapo ir skliopkės. Tai yra, jūs turite daryti ir per jėgą, bet ir per tą patį siūbavimą. Atrodo maždaug taip. Turėtumėt išmokti šitą judesiuką, todėl kad jis labai panašus į Uno atlikimo techniką. Kai mes jau aiškinome skliopkės pamokoj, ją reikia atlikti beveik palietus turnikų kojas ir ties kojom eiti aukštyn. Tada jūs padarysit skliopkę. Bet Uno yra kitaip, nes jūs, kaip suprantat, darot su viena ranka, tai bus atlikti žymiai sunkiau. Pirmiausia, jūs kojų tikrai nekelsite, tai yra, taip, kojų visiškai nekelsite iki turniko, nes jūs turit, kiekvienas žmogus pats turi pajaust, kad iki kokio lygio jam tas kojas kelt, nes vieniem reikia aukščiau jas pakelt, kitiem žemiau. Gerai, taigi kai jau išmokat tą judesiuką,
kuomet jau dakeliat kojas, jūs turite padaryti tokią kaip bangelę. Kai jau dakeliat kojas, viskas turi eiti lyg iš dubens, tokia bangelė, tiesiog stiprus šūvis labai. Ir savame suprantama, jūs, aišku, pradėsit daryti tiesiai, bet kuomet jau padaro tą bangelį, jūs, aišku, turit šiek tiek pasisukti šonu, nes jis eina į flagą, o ne tiesiai. Taigi jūs tikrai labai turite padirbti ant šitos bangelės. Va, dakeliate kojas ir... Kaip pastebėjote, mano dubuo buvo išties labai arti turnikų ir tikrai turit labai dirbti ant šitos bangelės. Ir dar iš pradžių, kai aš pradėjau mokintis, pas mane buvo vis ta pati problema. Kai aš vos užsikeldavau, net tiesiog trenkdavausi į turniką ir iš karto atgal nukrisdavau. Tai čia jūs turite irgi, skau, labai stipriai su bangelė dirbti, kai kuomet užsikelėt, pas jūs ranka eina ne iš karto į flago poziciją, o minimaliai žemiau ir labai švelniai nusileidžiate į flagą. Tai va, duosiu dar vieną pavyzdį, galbūt pamatysit. Na ir svarbiausias žingsnis ir paskutinis žingsnis tai išsilaikyti ant flago. Dažniausiai kyla tokia problema, kad nelabai dar moki save kontroliuoti, nemoka žmogus savęs dar kontroliuoti gerai ir jam tiesiog išeina taip, kad jis padaro jau viskas techniką atidirbęs, ten viskas jau moka, tą supranta, labai gerai supranta tą bangelę. Ir išeina taip, kad jis padaro viską teisingai, bet galų gale užsimesdamas ant flago, dėl to siūbavimo jis irgi labai siūbuoja flagę ir kartais net neišsilaiko, gali nuslysti, dėl to irgi reikėtų būti atsargesniems, nes jeigu per slidžios rankos ar jūs per daug siūbuosit, jis gali nukristi nuo turniko. Taigi tai buvo Uno pamoka, tikimės, kad mūsų patarimai jums padės. Taigi stenkitės, mokinkitės ir tobulinkitės.